Sveiki, draugai, mes turim tikslą per 10 dienų aplankyti 30 Lietuvos vandenlenčių parkų. Taisyklės labai paprastos – aplankyti 3 parkus per dieną, kiekviename iš jų praplaukti ir tiesiog gerai praleisti laiką. Paskutiniame epizode aplankėm Telšių vandenlenčių parką – Parkas. Kaip jau tampa taisyklė, blogas oras tikrai niekur nuo mūsų nesitraukia, tačiau mes turim ir dar vieną problemą. Likus vienai dienai iki apsilankimo, vienas vandenlenčių parkas dėja nusprendė, kad negalės mūsų priimti ir atšaukė mūsų plaukimus. Taip jau yra nutikę prieš tai kelionėje, kuomet parkas vienas atsišaukė, tačiau tuo metu mes radom alternatyvą ir aplankėm kitą parką. Šitoje situacijoje yra kiek sudėtingiau, nes aplinkui reasonable atstumu iš tiesų nėra parko. Nėra nei vieno parko, kurio mes neplanuojame aplankyti, kuris būtų tokiu atstumu, kad mes per vieną dieną spėtumėm ir jį aplankyti, ir aplankyti kitus 2 parkus. Dėl to su liūdesiu tenka pranešti, kad projektas keičiasi iš 30 parkų per 10 dienų į 29 parkai per 10 dienų. Kartais taip nutinka, visko nesuplanuosi, plus orai tikrai nėra dėkingi. Tai šiandien mes aplankysim tik 2 parkus, tai viename jau apsilankėm, o į sekantį važiuojam dabar. Sekantis parkas, į kurį važiuojam, tai yra Wake Village, kuris yra įsikūręs Grybžinėse. Tai yra jaukus šeimos valdomas Wake parkas, įsikūręs vos 20 km nuo Klaipėdos. Kuo šitas parkas, mano manymu, yra išskirtinis, tai kad jų 180 metrų sistemoje stovi 2 kikeriai, 20 metrų paipas ir vienintelis Lietuvoje į žemę įkastas wallride'as. Tai yra figūra, kuri man tikrai labai patinka, bet kartu labai baisu yra pirmą kartą ją važiuoti. Tai pažiūrėsime, ar toksai oras palengvins situaciją, ar ne. Plus mes jame ir apsistosim, nes jie turi viešbutį Sakai, kuriame mes šiandien naktį praleisim naktį. Oras tai dar labiau prastėja, dar intensyvesnis lietus, striukai jau kiaurai šlapia. Bet mes atvažiavome į Wake Village. Atvažiavome į Wake Village, einam plaukt, mano batai jau kiaurai šlapia. Štai, kol persirenginėjom ir lietus dingo ir vėjas nurimo, tai einam plaukti. Ir kaip? Labai smagiai. Man labai patiko. Man labai patiko šokinėti per tą kikeriuką.
Lake Village, Lake parkas. Tada smagu čia sugrįžti. Ir smagu sugrįžti dėl šios figūros. Kaip sekėsi? Nereikėjo taip plaukti, bet labai smagu buvo. Bet Tall Ride viršaus aš niekada nesu dar pasiekęs. Kada nors pasieksiu. Šiandien buvo arčiausiai, kiek aš buvau jo viršaus. Kokie pirmi įspūdžiai? Buvo labai smagu ir vėlgi pakėlė nuotaiką. Labai pakėlė nuotaiką. Parkas yra už mūsų dabar. Tikrai žiauriai smagu, nes mes pradėjom prieš pat pradedant plaukti nustojo lyt. Vanduo lygus, vėjo čia nesijaučia, kas po telšių yra labai didžiulis pokytis. Tai ir aš beveik užsikėliau ant Tall Ride. Va ten beveik. Dar kol kas nei kartą, kiek mes per 6 metus nei kartą nebuvo pavykę užsikelti. Bet aplinka visa šiandien yra taip ramu ir malonu. Gerai, tai aptarimą dar padarysim po to, dabar einam susipakuoti įrangas. Let's go. Tai 9 diena baigėsi, šiandien aplankam 2 parkus, dėja, bet tik tai 2. Bet vis tiek, antras parkas, kurį šiandien aplankėm, buvo visiškai kontrastas sąlygom lyginant su telšiais, kuris buvo praeitame epizode. Ir čia atvažiavus nustojo lyti, čia nesijaučia vėjo. Sistema, vanduo, viskas taip maloniai slysta. Aš buvau tiek arti iki užkilimo ant Tall Ride. Tai čia mano 6 metų projektas jau užkilti ant Tall Ride viršaus į Barslaidą. Tai va šiandien jau buvau arčiausiai, kiek per 6 metus esu buvęs, tai dar porą metų ir manau, kad užkilsiu. Bet pati visa aplinka, čionais sodybos yra įrengtas pagal etnografinių sodybų stilių, tai priklausomai nuo regiono. Ir tas visas Veik parkas, paplūdimys, aišku, dabar viskas šlapia, bet turit pamatyti, kaip čia viskas atrodo, kai yra šilta, saulėta ir gražu. Ir
jaučiasi tas šeimos visas indėlis į visą šitą, nes kada mes pirmą kartą čia apsilankėm prieš 6 metus, sistemą valdė patys broliai, tai Matas ir Lukas. Gaila, šiandien ne vieno iš jų nesutikom, bet tu jauti, kai tą visą dėmesį detalėm, kiek čia viskas yra apgalvota. Man lygiai taip pat labai patiko čia plaukti ir man visada labai gera sugrįžti. Aš labai laukiau šito parko, jau mūsų kelionė, žinau, kad jisai yra mūsų kelionės pabaigoje ir taip laukiau, kada mes čia atvažiuosim. Ir oras ne pats geriausias, ne taip džiugina, bet vis tiek buvo taip smagu čia prasiplaukti, nes nors ta pati sistema, pats parkas, jisai nėra didelis, bet aš nežinau, čia kažkas yra tokio magiško, gal vanduo, gal darbuotojai, nežinau, bet taip malonu būna plaukti ir aš kiekvienais metais čia visada noriu sugrįžti, jeigu mes važiuojam į šitą pusę, visada norim užsukti į šitą parką, nes čia labai būna smagu. Ir šiandien, nors nesutikome brolių, bet mus valdė operatorė Viktorija, tai irgi taip buvo smagu su ja pabendrauti. Ir dar po plaukimo mes kalbėjom, bet paskui jau reikėjo baigti bus visus pokalbis, nes jau vakaras, tai ir Viktorijai jau reikėjo grįžti namo, ir mums reikia daryti savo darbus. Tai jau teko pabaigti, bet tikrai labai malonu, labai smagu. Ir jeigu važiuojate į šitą pusę, ar jeigu čia kažkur netoli gyvenat, rekomenduoju tikrai užsukti į parką ir patys įsitikinsite, kaip čia gera. Jeigu važiuojat prie jūros, prasukit pro Wake Village, tikrai nenusivilsit ir tikrai manau, kad jums čia patiks taip pat kaip ir mum. Na, o rytoj prasideda paskutinė mūsų kelionės diena, 10 diena. Kas yra labai sunku patikėti, kad jau mes 9 dienas prakeliavom, aplankėm 26 parkus, 26 parkus. Taip, aplankėm 26 parkus, tai rytoj prasideda paskutinė diena. Ačiū visiems jums, kad žiūrite, prenumeruokit kanalą, mes einam pavakarieniauti, kad ištvertumėm rytoj. Prognozės rodo saulę, šilumą, tikėkime, kad taip ir bus. Susitiksim rytoj. Iki. Kaip nusiteikęs? Dabar jau nusiteikęs gerai. Nori valgyti? Oi, labai noriu valgyti. Nori miego? Ne tiek daug, kiek galvotum. Bet šiaip nusiteikęs gerai dėl to, nes mes ką tik praplaukėm Wake Village. Čia yra faina, dabar ramu. Čia niekada nesijaučia vėjo. O rytoj leidžiamės į paskutinę savo dieną. Aš kuomet pradėjau visą šitą, kada mintis kilo lapkritį, atrodė pusę metų. Daugiau nei pusę metų. Kada pradėjau organizuoti balandį, atrodė, tai čia dar 3-4 mėnesiai prieš pat kelionę, tai dar čia 2 savaitės, o dabar mes jau 9 dienas keliaujam ir realiai liko paskutinė diena. Ir tada prasidės montavimo darbai, tada reikės labai daug montuoti. Ir nuo rugpjūčio 1 visą tai išeis į mano YouTube kanalą, tai negaliu sulaukti. Ir žinoma, neįsivaizduoju kelionės geresnės be ID Buzzo, kuri mums davė AutoJutą. Dar kartą ačiū AutoJutai, nes aš neįsivaizduoju, kai visą įrangą 10 dienų būtų reikėję kišti į mūsų turimas mašinas, kuomet čia esant reikalų mes galėtume čia ir miegoti. Bet šiandien mes miegam Wake Village viešbutį, tai keliaujam tenais.